Esu Medicija klinikos embriologė Jelena Ramanauskė. Kasdien bendrauju su pagalbinio apvaisinimo procedūrom atvykusiais pacientais. Labai dažnai pacientai manęs klausia, kokia konkrečiu atveju yra tikimybė pastoti ir kokie tolimesni veiksniai, jei nepavyktų. Mano atsakymas dažniausiai būna toks, kad pastojimo tikimybė gali būti statistinė, kuomet gydantis gydytojas vertina pacientų būklę, atsaką į gydymą, gautus procedūros metu rezultatus ir bendrinę, kuomet mes vertiname visas bendras pastangas atliekant procedūrą. Tuomet paaiškinu, kad pagalbinio apvaisinimo rezultatų sėkmė priklauso nuo pacientų sveikatos būklės, paciento amžiaus, jo reprodukcinės sistemos rezervo, gydymo būdo, partnerio spermos kokybės, kitų veiksnių, pačios nevaisingumo priežasties ir genetikos. Klinikos personalo tinkamos kvalifikacijos, efektyviausio pagalbinio apvaisinimo būdo parinkimo, embrionų kokybės, patalpinimo į pacientės gimdą tikslumo ir sudėtingumo. Pasirinktos klinikos naudojamos įrangos, tinkamo eksploatavimo, taip pat klinikos pagalbinio apvaisinimo laboratorijos patalpų įrengimo. Ir labai svarbu nuo pačių pacientų psichologinio nusiteikimo, pasitikėjimų gydančių gydytojų, embriologų, dirbančių kolektyvų, kurie dirbant deda visas pastangas, kad gyvybės stebuklas įvyktų ir kad pacientai patirtų tėvystės laimę. Kuomet tiki to, ką darai, šalia turi profesionalią pagalbą, stebuklai atsitinka, ramukai aišku.